Ką, sveiki visi, Lietuvos ūkininkas jūsų ekranuose. Tai ką, šiandien jokios statybos. Vis dėlto vienas aš į ten persikrauščiau, parodysiu kitam video. Nu dabar nesmė. Tai sugalvojau su savo broliu, YouTube'as Iron MC, pasikeitęs. Tai einama tyrinėti labai senas sodybas. Šis video tyrinėjom senas sodybas, nuo sodybų biškį atšokam. Tai ką, radom seną, labai seną, net įdomu kiek metų jam. Tai yra šulnys. Baisiai kameros neįmest. O matot, labai senas šulnys, labai gilus ir be proto tuščias. Vada ką radom. Ir radom sikausių detalių mašinos, tai čia yra bardačiokas. Tai ką šokam toliau. Dabar ant ten apžeisim, paskui vėliai ten. Nugraibavom į čia pirmą. Tada čia ir sodybų labai senų ir realiai visokiausių daug dalykų. Bet jau aš fucking baigiau šalt savo kojų pirštus ir labai, blet, laidų reikia nutraukti. Eik tu nakai, kurva, blet, kiek čia šapai lapai, o čia kažkas medžius kažką darė. Realiai įdomu, kas čia gyveno, prieš kiek laiko gyveno. Labai įdomu ir... Ai, blet, čia ką. Tai va dabar einam savo, šapais miškas. Tas miškas randasi prie tos koplyčios, kur važiavau su dviračiuje. Jeigu matėte video, jeigu ne, tai būtinai pasiekit. Tai buvo video pavadinimas pasivažinėjimas su dviračiu, man atrodo, ten kalbėjau irgi su tą. Tai galite pažiūrėti būtinai. Tai jo, blet, laidų susikabinu. Tai va su ausinėm. Ir savo šikniuojam. Blet. Ak, tu na. Tai va čia nuo mūsų namų durų, nu kokie 2 kilometrai reikia paeit. Tai va atėjom iki pirmo namo, jau iš jo likę tik tais pamatai. Ai ne, čia buvęs kažkoks rūsys, kur laikydavo sakiausiai ten agurkus, taip toliau. Tai va, viskas čia sugriuvė į apačią. Tai žiauriai, gražiai, dar labai sunku patikėti, kad viskas dar po tiek metų išlikę jau medis apaugę, bet jau pažiūrėkit. Bet čia jau namas. Ja, o čia jau buvo visas fucking namas. Bet jau čia jau irgi tik pamatai likę, dar matysit, o atsiprašau, dar čia va likę va pamatai, tokia didelė visa baisi kvadratūra. Tu na, kaip įsiginu, galvo, čia šešado, čia broliai šiferį laužo. Čia... Štai va. Jo, nes čia po apačią daug metalinių daiktų, bet mes negalim išimti, viskas po apačią sugriuvę. Gaunam toliau. Va viskas, beržiukai. Dabar einam į ten, kur... Aišku, mes jau čia jau viską matėm. Dar čia va kažkas buvę, va. Rūbai dalykė žmonių. Nu jo, įdomi. Mes čia, aišku, su broliu buvo jau daug kartų. Ketvirtas blemba kartas. Ai tu nahui. Kaip čia einam? Tai vienas įk čia atėjom, kai pirmą kartą radom netgi samanėlės butelį, joptvai mat. Šiaip samanėlės butelį kutėjus, gal daugiau negu 50 metų tas butelys. Nu tai jo, nes kaip mano tėvai atsikraustė į šitus namus, kurie yra už 2 kilometrų, tai jau čia viskas buvo išgriauta, čia buvo nieko nebelikę, tai jau čia dafiga metų labai daug, kad čia išgriauja viskas, tai to šulnys yra tuštis, galvojam įlipt, bet nelipsim, mes netokie debilai dar. O pavasaris, 3 ryto netemsta, zaibys, taip ir toliau, vygandai baig. Ir tą samanėlės butelį mes pavostėm, tai tikrai šnapsas. Tai jo, ir ten mes jį tiesiog sudaužėm ir o va čia tai jau rimtai. Va, kokie apkasai lieka, čia irgi kažkas buvę šičia va, bet irgi neįsivaizduojam, kas buvę. Čia buvo kažkoks pečiukas senovinis, pastatytas, tik įdomu, koks tas pečius tiesiog. Jo, net medis nuvertęs, čia irgi va buvo visa pilna sodyba, bet va, likę tik tais akmenys. Va čia dalykus tokia maža siena, kaip po karo kokio. Klausyk. Oi, blet, tik tais labai viskas apaugę. Nu jo, čia pilna visko, pilna. Va, akmenys, viskas likę. Nu, tai likę tik pamatai, daugiau absoliučiai nieko.
O kur tas vygia bunkeris, kur mes pirmą radom? Tai tenais. Ai, tam kitam miškelį šoksim? Ką? Ne? Tai va, paliekam iš tą visą. Gal da kada vasarą, jeigu teisim. Ir ten da kitas miškas, ten irgi yra bunkerys kažkoks, bet ten tai jau tikras bunkerys. Ir šonį yra namo laiptai, bet į namą nėra, kur įteitų. Tai jo, tai galvom gal irgi kada ten parodyti. Va šitą koplyčią, kur filmausi su dviračiu, va. Ir už šitos koplyčios, va ten yra toksai miškas. Ne, ką aš čia. Va, už šito miško yra kitas miškas. Ir ten yra, va ten tai Hebra dvaras, ten gali rasti ir mašinų. Ir visko ten gali rasti. Ten da neėjom ir nežinom ar eisim. Dėl to, nes labai galim lengvai prisidirbti, nes ten yra fucking kameros. Lema savo kūjų visiškai nejaučiu jau. Tai va šitą koplyčią. Šitas miškas šone. Tai sakau, labai įdomu, tik mes čia ilgai nebūdom, dėl to nesiūlau, kad ten pradėjau. Tai jo, čia esame, kada buvau su Dirko tvarės šičia va. Tai radom ir padangų, ir zylo, ir pupsiko, ir pusantrinio K700 prie kabukių visokiausių. Mašinų visą saloną radom, dalių visokiausių. Tai jo, ta koplyčia. O čia yra partizanų kapai. Nu, parodysiu jums, gal ir matyt, gal nematyt. Čia yra surišti visi partizanai ir palaidoti, va. Ten ta lentelė surišta, o čia palaidoti partizanai, kurie bandė ginti Lietuvą. Va, video, kad biškai bus trumpas, šitas jau kalnas jau įbaigė atsikusą sulygyti jau. Nu jau čia jau, oi, bilėt. Jau čia matot jau, jis gilin, nebeliks to kalno jau. Čia jau plasmas radom visokiausių. Tai jau buvo labai smagu patyrinėti. Tai gal grįžtim prieš tą mišką atidavęs, nufilmuosiu kažką. Pavadysim tą šulnikų didelį balą. Tai mes su ją baisim per laukus. Tai jo, dabar eisim per laukus. Tokį dar bunkerį su šulniu, tokiu labai didelę balą apžėlusią. Tai atsimenu, mes prieš kokius 2 mėnesius seniai ten ėjom. Ir ten buvo tokie mažytė balyti. Atėjom, kad tai, didėjanai. Tada atėjom šiandien baisulinė bala pasidarė, jau galima maudytis. Aišku, vanduo yra labai skaidrus, švarus vandenėlis, galima ir gerti, aišku, padačiau negerti. Tai va, tas miškas, eisim iš tą mišką, va. Tai aš jums parodysiu. Tai ką dabar tvarte pasidariau tam, kur sakiau, kraustumės, kodėl aš jį įsikrausčiau ir jums nefilmavau. Nefilmuoju dėl tai, nes aš kaip atsikrausčiau pirmą šitą tvartą, irgi nieko nefilmavau, tai galvoju, vienas atsikrausčiau, tai vienas ir įsikraustysiu. Tai ten linoleumo nieko nereikia lenti, nu pamatysit per video. Linoleumas, žodžiu, prakurom išeis. Tai jo, ten nieko neliko, tik susinešiau kitas šmutkės, įnesim į ten malkas. Greitoj va čia, va, su K700 blemba padagom, toksai Karbauskis arba Agro koncerno išmalį blemba. Tai jo. Nu tai va, artėjom link to miškelio. Jo, pavadysim padangas, viską. Ir mes tai tam čia daugiausiai obuolių pasiskint, va padėsi rinkis obuolių pilnan kišenien. Nes obuolių tai dafiga, rinkis kiek nori ir kokių nori pagal dydį. Tai va, sakau, blemba, galėtum ilgiau pabūt, bet jau, tu matot, temsta, gal prie kamerą net temsta, bet jau mums tai tikrai temsta. Eina savo. Labai nosis bėga. Tai laivą gali daryti, kodėl? Neturiu intiko laivų, bet sako laivo, tai jeigu kaip bet laivą intiko neturiu, nahu, nieks neužmeta apie 6 eurų ant intiko, blėt. Va, čia viena bala, eisim dar link kitos balos. Čia ne bala. Nu, čia bala irgi kažkokia bus. Jo, čia bala bus. Čia vargi bala bus, čia padangva. Čia kur kaukolę radom. Jo, čia radom tą kaukolę už tam debiliuko video, jo ką, sorry. Niekus kažčil. Tai čia radom kaukolę, dabar lipam į tą balą. Dabar irgi tuščia kažkas padangas, įmetėdavo tą kaukolę yra. Paim, tai, blėt, su rankom. Čia kokios lapės, va, kaukolė, va. Va, matus. Paim, blėt, taigi su pirštinį. Va, kaukolė jau jai. Va, tą kaukolė. Čia po šitom padangom radom. Šitos padangus yra 150, tai 150 k. Tai va čia didelė bala, bet jinai tušta, pažiūrėk kokį medžią, eik tu nahui. Pizdės, tokį užgriūtų, eik tu nahui. 2 metrai po žemė, aišku, sulystai. Gerai, šitą paliekam, važiuojam toliau. Tiesiog kažkas balą gal buvo įsikasę, arba tiesiog šiaip atsirado, bet nemanau kažkaip
Nu, gal ir balos pačios atsiranda, nu čia nežinau, čia klausimas jums. Jeigu žinot, kaip atsiranda balos, nes aš blet kaimėtis nežinau, tai būtinai pažiūrėkit į komentarus. Da ten rašė į komentarų heiteris. Nu kur mes žinokit, tai užpiso, tiesiog aš jam parašiau atsipisk nahui. Nes blema tokius šūdus komentuoja, kad negaliu nahui. Ai blet, miščionys, tai jiem net nesakys, čia yra išarta. Čia yra daug obeliukių, mes būdu žinom obolių skintis. Ką šį dar, blet, sigma? Stalas. Deimantą rado. Akmenį rado, deimantą rado. Lau. Tai va, turim kitą. Miškė žolės, tai čia nežinoma iki pilvo. Tai va, nusipirkau ausinės, nupirko tiksliau mamą, o pasigirsiu. Hui, žinai, kiek mokėjau, bet svarbu, dabar ausinės turėsiu, dabar buvo hūras. Kodėl tu prišikai? Dabar bus kopiraitas da. Sklepo. Dabar bus kopiraitas da. Kopiraitas netikėlė nebūna. Būna. Kopiraitas įgimdino nuo garsių dainų. Būna ir tokių. Man tada tave čia kėlė video pusė kopiraitas. Nu, blet, tai YouTube'as. Video mano. Kažkas sakė, kad girdėjau, kad tik TikToką užbanino, dabar atbanino, sakė. Va, miškelis. Tai mes praeinam. Blet, šakos tai užpisa. Jau mano neištyštas savo šalo, šitos va. Rankos nematysit, aš neištysiu šalo. Čia buvom vilkų sutikę, radę, pėsakų. Čia atsimta, kada su kita, čia buvom atvarę su savo sese. Tada šičia. Čia va irgi obelių, belėn, kiek tų obelų. Susirgusi, kad atį filmuosi, kai važinėjai? Jo, kai susirgusi, kad atį tai filmuosiu, aišku. Bet čia einam prie kokius kurva jobo nuserkinų, supistus, blet. Tiesime asfaltą, nieko nes pačiem. Nieko nebus teks patiem imt. Kastuvus ir pradėti. Pašalpiniai darbai skaitausi. Jeigu dirbi jau kelininku, tai jau viskas, jau viskas, minimumą 200 gauni ir sėdėk ramus. Čia jau pašalpinis darbas, jeigu gyvenime aš ir nieko nepasieksiu, tai eisiu į kelininkus, bet pocha visai. Su kastuvu vaikštė pinigus uždirbi, o tai gyvenimas. Va, čia buvom sutikę vilkelių, va dabar jau mišką. Va čia tai vyrai bus. O įsimi kito škulnių, kur prie tos didelės balos. Jau. Mes dabar prie pirmo bunkerio. O tai kur ta bala? Ten. Va aš tą mažą miškelį eisim dar iki to. Čia po kairį. Eik tu nahui, blet, vėl. Ko aplinkojas limpa, dumlas, man mama galva nusuks. Čia irgi net nesidu, kiek šitie metam. Kiek šitie medžiai metų, bet tai jos. Jau galint už mano tėtį vyresnės. Nu, sunku pasakyti, lengva padaryti. Šiek apėjom per dieną, dabar kokią valandą laiko mes jau vaikštom. Va, šitas didingasis miškas. Tokį va medžiai, net neapkabysi. Spėkit, koks čia medis, jeigu žinot, parašykite komentarus. Va. Jeigu nežinot, nu tai va, tokį jūs ir kaimiečiai. Jeigu žinot, tai būtinai parašykite komentarus. Čia, blet, va, atėjom iki laiptų. Čia va, likę tik pamatai va akmenys. Ir caro rūriko. Blet. Caro rūriko laiptai, va. Aik, tu nahu, kaip pisa per šikną. Va, tokie laiptukai. Čia matyti turtuolį gal, tai matini, va, tap. Blet, kaip piso, blet, kurva tiesiai rūron, blet, pagalį, nahu, kurva šaka. Jop, tvojų rogės. Čia irgi buvo kažkoks bunkeris, čia yra apkasai, bunkerių apkasai. Va. Oi, blet, va, tokie nusleidimukas ir tokių, va. Jūdžių lieka, ja. Dalba jabas, blet. Čia aš kažkokių prikritų sudarom tokių dalykų. Čia visi ūkininkai žino, kas čia yra. Adam. Tokia pėliukė blemba, labai senoviška. Čia man atrodo lankas, tai kažkai nebus su ko vežimo lankas. Neįsivaizduoju. Taigi tu devilė, ramykis. Neaišku, nenorim lyst po ten. Dėl to, nu jis tiesiog devilas. Nenorim lyst po ten, dėl to nes labai gali užgriūt biškį šika mikelnis. Bet nežinau, va. Čia kaip pamatai pirmą kartą lauką iš telefonų išlipęs. Bet ten langutis yra. O meška lipa per tvorą. Tu tiesiog tu dešinį, žinau.
Šį video irgi sustaigo susiserės į editys, tikiuosi. O neteikęs, va tau ir karma, ble, sukrito. Šitoks, pažiūrėkit, čia tai jau ąžuolas. Aš nenukritau, aš nukritau. Seniai, pažiūrėk, koks čia ąžuolas. Taip, tu nukritai, ne aš. Pažiūrėk, koks čia ąžuolas. Čia ąžuolas. Čia beržas. Debilas beržas. Aišku, 2 rankom jau nebeapkabinu, kokie 3 žmonės neapkabytų jau 3 žmonės. Nu va, все хорошо. Čia visokiausių kanių. Kits ąžuolas. Čia ne mūsų tas strypas. Čia nežiūrim. Tokią kanę dar radom. Pienu ir vandeniu ją irgi pizda. Taigi tylėk šiknio, blėt. Blėt, kai nervina. Bet tokį strypas rado. Autizmas. Va, čia tas miškelis, kur yra šulnys ir baiselinė bala. Arba tu kūrausi čia apie asilį, arba pasakysiu, kad duhas. Mane žiūri, blėt, 200, gal dabar 300 subscriberių, blėt, tu tiesiog šūdus darai. Ir dar kažkas komentavo. Tiesiog, kai subscribina tik tais. Dar reiktų tau tą bordočiaką. Dar kažkas ten rašė daug komentarų. Filmuok su broliu. Tai va, pafilmavo, va, nesąmonė toksai va. Nesąmonė, nu, autistas. Tai va dėl ko aš nenoriu filmuoti, kad man bet gėdą daryti. Zapamina, skubina parmučki. Baisu. Ai, blėt, baitai tą balą įmesiu kūrų. O, tai kaip reikia. Ai. Va, ta bala didžiuliai, baisiausia. O, litros vandens tikras. Dabar 3 litros. Ai, tu dalbaja, bet taigi daryk tą savo bordočiaką, užpisai jau realiai. Blėt, žiūrėjęs 150 subscriberių, blėt, paskui pizdavosi dabar. Ai, tu nahai. Va, aš jinai labai gili. Nu, blemba, jos gilis tai kaip 2,5. Blėt, užsikabinu. Ką ten darai tu? Ai, blėt, jisai čia. Gilis tai kaip aš ir dar pusė manęs, o mano ūgis yra 1,77. Ai, tu nahai, dabar tai čia vyrai įlipau į šūdą. Blėt, nenori tu man padėti, kur aš į kurvą įlindau, blėt. Ai, aš dalbajobas. Ai, tu nahai. Ai, na. Šitą. Oi, na. Išlindau, šiaip ne taip. Nu tai va. Va. Aš nežinau, kas čia, bet čia man to kažkas su kanalizacija susijęs. Jeigu žinot, kas yra čia, tai plakit. Va čia, ir čia dar eina toksai vamzdis. Tik baig asilę. Ir dar čia, žodžiu, tokie dangtis yra ir visa kita. Tai jeigu žinot, prašykit būtinai komentarus, kas čia, o aš šį video čia ir baigsiu. Ai, nesimaudžiu, man neleidžia Nu valgyti. taigi, ai, tu nahai, neužpisau, nuvykit, daryk tą balą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote video. Like, subscribe, ar perėjau share, tai aš sakau viso geriausio.